Surski, nu ar jūs kažkiek suprantat, kad Žilagalvio Vilniaus, mūsų sostinės merų trečią kartą tapo Zuokas? Ša! A jūs nežinot, kad šiandien tarptautinė kovos su triukšmu diena? O jūs bliaunat, kai javinas, jūs galite šiučiu tyliau, nors kartą tyliau. Aš negaliu tylėti, kai Uspaskis vieną dieną Zuoką pavadino banditu, žiūrėk, kitą dieną jis remia jau Vilniaus mero rinkimuose. A čia reikia rėkti apie tai visą Lietuvai. Jūs galite tyliau nors šiučiut, nors vieną dieną tyliau šiandien tarptautinė kovos su triukšmu diena. O jūs dėl menkniekio staugiate. Jūs vaistų išgerkit. Nieko savo menkniekės. Uspaskichas stato į vietą konservatorius, tvarko Vilniaus mero rinkimus, o jūs čia mane tilbat, prisidengdamas kažkokią tai kovos su triukšmu dieną. Niekingas Surskis. Ant jūsų. Kaip žmonėm pasakyti, kad Uspaskich padarė Vilnių? Nu, nereikia nieko sakyti, galima gražiai, subtiliai parodyti. Vo. Ir nieko sakyti nereikėjo. Vo. Ir viskas čia aišku, ir nėra čia ko riekauti. Vo. Vo. Viskas aišku. Jūs esat slaptas Uspaskich gerbėjas ir prisidengia čia su kažkokia neaiškia kovos su triukšmu diena, panašiai kaip čia diena be automobilių, kur gatvės neįmanoma pereiti, tiek mašinų yra. Viktorofilas. Aš Viktorofilas. Aš Uspaskicho gerbėjas. Ne, nu jeigu jūs šitaip kalbat, tai žinot, vėliop tada tą tarptautinę kovos su triukšmu dieną, kol neatsiprašysite mane, toliau nekalbėsiu su jumis. Ko jūs čia triukšmaujat? Nei dienos negalit pabūt nerėkęs. O kaip nerėkti, jeigu Zuokas yra uberalės? Jo, čia jau žinokit, patylėkit. Šiandien Hitlerio gimtadienis, tai gal ramiau, šalčiau sakyčiau. Ar rimtai šiandien? Na. Sveikinam. A, tai štai kodėl šiandien tarptautinė triukšmadarių diena. Atsiprašau, tarptautinė kovos su triukšmu diena. Reiškia, bus triukšmadarių ir be mūsų.